Pieno ūkio tragedija. Dokumentinis filmas 1200 galvijų paslaptis. Žiūrovai, ši istorija pasakoja apie regioną, kuriame žalios ganyklos ir balti debesys buvo kasdienio gyvenimo dalis. Tai vieta Baltijos šalyje, kur žmonės sunkiai dirbdami užsidirbo pragyvenimui. Žiemos čia sniegingos, o vasaros labai trumpos. Šioje žemėje stovėjo didžiulis pieno ūkis, garsėjęs visame regione. Žmonės didžiavosi matydami šį ūkį, nes jis jiems buvo pažangos ir klestėjimo simbolis. Ūkio savininkas buvo darbštus vyras, kurio vardo čia neatskleisime. Jis perėmė ūkį iš savo tėvo ir jį labai dideliu mastu augino. Kiekvieną rytą jis keldavosi prieš saulėtekį ir grįždavo namo išsekęs nuo darbo, kai naktį užgesdavo paskutinė šviesa. Jo sunkus darbas atsipirko. Pradėjęs nuo mažų dalykų, jis pavertė savo ūkį didžiulę įmonę. Buvo daugiau nei 2000 karvių ir kiekvieną dieną jos gaudavo naudos iš reguliarios priežiūros. Vietovėje, kur dažnas lietus ir šalti vėjai, šis ūkis tarnavo kaip švyturis. Žmonės čia atvykdavo dirbti, nes siūlė gerus atlyginimus ir supratimo kultūrą. Kai šalyje sunkus laikai, šis ūkis ūkininkams tapo vilties švyturiu. Šeimos gimdė vaikus, buvo statomi namai ir visi jautėsi saugus dėl savo ateities. Tačiau niekas gyvenime nesakė, kad laimė tęsis amžinai. Atėjo viena diena, kuri amžinai liks juoda dėme tūkstančių žmonių atmintyje. Tai buvo eilinė pavasario diena. Saulė tekėjo, paukščiai čiulbėjo, bet ūkyje kažkas buvo labai negerai. Ryte, kai darbininkai ruošėsi eiti į ganyklą, jie susidūrė su siaubingu vaizdu. Tūkstančiai karvių gulėjo ant žemės, jokio judesio, jokio garso, tik tyla ir mirtis. Žinia pasklido kaip žaibas, nugaišo daugiau nei 2000 gyvūnų. Kiekvienas atliko svarbų vaidmenį, kiekvienas prisidėjo prie šios šeimos papildymo. Atvyko veterinarai, mokslininkai, policija, kiekvienas tyrė savaip. Tačiau rezultatas buvo labai kartienis. Kažkas kažkokiu būdu nunuodijo šią vietą. Galbūt tai buvo priešas, o gal varžovas nepatenkintas ūkio sėkme. Tiesa ta, kad niekas negalėjo tiksliai pasakyti, kas tai buvo. Šioje šalyje, kur žmonės tokie tvirti ir gali slėpti savo liūdesį, ši žinia buvo tarsi žemės drebėjimas. Ūkio savininkas, kuris visada buvo stiprus ir pasitikėjantis savimi, staiga palūžo. Šoko našta buvo tokia sunki, kad jis nebegalėjo jos pakelti. Kiekviena diena jam darėsi vis blogesnė. Jis nemiegojo, nevalgė, negėrė ir nekalbėjo. Šeima bandė jį įtikinti, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas, kažkas, kas nebuvo jo rankose. Tačiau jo protas neklausė. Pamažu vyro psichinė būsena blogėjo, jis prarado atmintį, prarado supratimą. Pasakojama, kad dabar jis naktimis vaikščiodavo po tuščias ūkio erdves, šaukdamas savo nedidiekves karves. Jo balsas buvo girdimas nakties tyloje. Žmonės sakė, kad jis iškasdavo savo rankomis, bandydamas prikelti. Jo šeima norėjo jam padėti, bet siaulodas jūra buvo tokia gili, kad niekas negalėjo jo ištraukti. Žiūrovai. Laikui bėgant, ūkis pamažu apleistas. Čia dirbę žmonės migravo su savo viltimis. Vienas po kito darbininkai ėmė atostogas. Darbininkai dažnai išeidavo, kai savininkas nebegalėjo susitvarkyti. Dabar ūkis buvo tik tuščias vertimas. Ganyklos buvo tuščios, arklidės tuščios, o oras čia atrodė liūdnas. Ūkis, kuris kažkada buvo vietovės pasididžiavimas, dabar tapo apleista ir bauginančia vieta. Žiema snigo, o vasara vienatvė atrodė kaip skėčiai. Mokslas ir tyrimai galėjo išsiaiškinti, ar tai buvo gyvūrų žudikas ar kažkas kitas. Tačiau ne vienas iš šių dalykų nebebuvo svarbus. Svarbu buvo tai, kad žuvo tūkstančiai gyvūnų, iširo šeima ir žlugo visa sistema. Šios vietovės žmonės suprato, kad niekas negali būti išsaugotas amžinai. Sunkus darbas, laimė ir klestėjimas gali baigtis akimirksniu. Daugelis žmonių nustojo kalbėti apie ūkį.
Galbūt tai buvo per daug skausminga, galbūt tai buvo per daug liūdni prisiminimai, tačiau čia gyvenę žmonės niekada nepamiršo. Šiandien, jei įvažiuosite į šią vietovę, nuo kelio pamatysite seną, griūvantį ūkį. Stogai sudaužyti, durys be juoko, o laukai pliki. Tušti vandens kanistrai išmėtyti čia ir ten, kaip ir visa kita istorija. Šviesos, kurios kadaise degė tą naktį, dabar išjungtos amžiams. Nėra gyvulių, nėra darbo ir nėra juoko. Ši istorija ne tik apie vieną ūkį, ji apie tai, kaip viena akimirka, vienas neteisingas sprendimas ar viena nelaiminga atsitikimas gali pakeisti visos tautos gyvenimus. Žmonės, kurie čia gyveno, išmoko, kad laimė gali ateiti taip greitai, kaip ir praeiti. Jie taip pat išmoko, koks silpnas žmogus gali būti sielvarte. Žmonės, kurie dabar gyvena šioje vietovėje, tęsia savo gyvenimą. Pastatyti nauji ūkiai, gimė naujos viltis. Tačiau ši sena istorija, šis sugriuvęs ūkis, visa tai paliko žymę žmonių širdyse. Atėjus pavasariui ir debesims išsisklaidžius, kai kurie žmonės eina šiuo keliu ir svarsto, ar jie galėjo ką nors padaryti, ar jie galėjo užkirsti kelią šiai tragedijai. Bet visa tai praeityje. Dabar liko tik tušti pastatai, tušti laukai ir tuščios širdys. Šis ūkis, kadaise buvęs gyvenimo ir stiprybės simbolius, dabar tėra paminklas. Tai pamoka mums, kad gyvenimas sudarytas ne tik iš džiaugsmų, bet ir iš liūdesių ir laikinumo. Ir galbūt tai yra gyvenimo tiesa. Ši istorija parodo, kaip greitai viskas gali baigtis. Tačiau dabar mūsų eilė imtis veiksmų. Jei pažįstate ką nors ar šeimą, kurie išgyvena tokį sielvartą, padėkite jiems. Pasikalbėkite su jais, skirkite laiko ir patikinkite juos, kad jie nėra vieni. Turime išmokti geresnių būdų, kaip užtikrinti savo ūkių ir verslo saugumą. Reikalaukite, kad vyriausybė priimtų geresnius įstatymus, apsaugančius ūkininkus. Pagerinkite psichinės sveikatos paslaugas. Arba galite pasidalinti šią istoriją su mumis. Dirbkime kartu, kad sukurtume visuomenę, kurioje niekas nebūtų vienas sielvarte.